Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir mes nesimatėm tikriausiai savaitę laiko su jumis. Kaip ir minėjau, iki naujų metų, video dar bus, tai skubu įgyvendinti savo pažadą. Tikiuosi, kad jūsų šventės su šitom begalė laisvų dienų tikrai buvo geros ir atradot laiko ir pamegzti, ir ir savo malonumui, ir aplankyti giminės, praleisti laiko su artimaisiais, pavalgyti skanių patiekalų, Tikrai tikiuosi, kad viskas pas jūs yra gerai, kad nesergat, neužpuolė jūsų, šitos visos gripo epidemijos ir visi negeri dalykai. Tai ką, tai dabar galvoju, kad reikia pašnekėti, kasgi buvo iki tų vlogmas filmavimo, nes, megzti aš mezgiau, nelabai daug, bet mezgiau. Ir šitą pirkinių pas mane irgi buvo, aš čia taip jūs nematot, bet visą lovą esu nusiklojusi, šiuo bei tuo, ką parodysiu. Ir ką? Ir turbūt pradedam nuo to, kas yra ant manęs. Staigmena, bet ant manęs yra mano adventinis kašmyrinis megztukas. Nežinau, ar čia man rodytis ar nesirodyti, šiaip turiu tokią vieną darbinę nuotrauką, nes kaip ir minėjau, kad į darbą jau jisai eis pačią pirmą darbo dieną po švenčių su manim. Tai kaip galite matyti, rankovių aš kažkaip dabar jau paskutiniu metu nemėgstu, kad jos būtų per daug aptemptos, tai rankovės tokios labai, sakyčiau, normalios yra. Ilgis, jeigu žiūrim, irgi, sakykime, labai neblogas, geras pats tas, toksai, kokio man reikia. Platumo, irgi jisai šiek tiek turi, apie jo šitas, liečiamasias, glaudžiamasias prie kūno savybės, žinokit, aš jau net nešneku, nes tai yra 8 pasaulio stebuklas. Kaip ir minėjau, mezgiau aš jį iš Cardiff 100% kašmyro. Dabar, jeigu atmintis manęs nepaveda, siūlo numeris 509, sumezgiau daugiau nei 11, bet mažiau nei 12 kamuoliukų. Logika yra geležinė. Tai ir gavosi štai toksai puikus, švelnus megztinis. Dabar kamuoliuko kaip ir jokio cielo nebeturiu, parodysiu paskui jau vėliau kodėl. Ką aš galiu pasakyti apie šitą siūlą? Šiaip, galiu pasakyti, kad kai tai jau yra numegzta, aš esu, nežinau, pasakyti, kad 100% patenkinta, tai lygu nepasakyti nieko. Bet yra vienas toksai momentas, ir su šitom mezgiminiam draugaitėm savo, turime tokią grupelę, labai nedidukę, kokį kartą į mėnesį, susiskambinam, paplepam, pamezgam, aptariam visus, mezgiminius reikalus. Ir klausė, sako, manęs apie Cardiffą, sako, kaip tau iš jo mezgasi. Ir koks skirtumas, tarkim, yra tarp Cardiffo ir tų kašmyrų, kur mes, tarkim, mezgam iš ričio, ne? Tai esminis skirtumas, ką aš savo išsigryninau ir išsiryškinau, tai yra vienas vienintelis. Skirtumas yra tai, kad kai tu mezgi iš babininio kašmyro, tas siūlas, jisai būna apdorotas ir verpimo alyva, ir viską, ir tas mezginys, kol tu mezgi, sakykime, jisai netrodo taip, kaip išskalbtas. Vėliau jau, kai atsiskalbsta visa verpimo alyva ir taip toliau ir panašiai. Dabar, kas liečia Cardiffą, tai tu rankose jau laikai tą siūlą. Aišku, jisai šiek tiek atsiskleidžia po mezgimo, čia aš nieko nesakau. Akelės truputėlį susistoja į vietas, jeigu kokia būna paklydus, tokia apgirtusi. Bet esminis skirtumas yra kas? Kad mezgant iš tų ričių, kur yra kašmyras, ar ne, mes jau, kaip žinom, tie Laropiana, Kariadži, Zegnabarufa ir taip toliau ir panašiai, tai tu mezgi ir išskalbus pas tave įvyksta stebuklas. Jisai atsiskleidžia, sulygėja, akelės tampa lygios, švelnios, atsiranda tas kašmyrinis pukelis, viską. Ir tavo akyse, sakykime, įvyksta stebuklas, nes tu išskalbęs matai kardinaliai kitą mezginį, negu kad tu mezgiai.
Gal megzti nėra taip malonu iš tų ryčių, siūlų, žodžiu, ryčių Kašmyro, bet stebuklą tu vis tiek turi jau numezgęs ir, žodžiu, išskalbęs savo mezginį. Dabar kardifas. Kardifas pats savaime jau yra stebuklas. Tu jau rankose laikai stebuklą. Nes, kaip suprantu, kardife tikrai tu nerasi nei verpimo alyvos, nei ten kažkokių, nežinau, kardinalių, superiškų kažkokių pasikeitimų po skalbimo ar dar kažko. Tai sakau, esminis toksai skirtumas ir yra tame, kad kardifas, nežinau, negaliu kalbėti už visas, negaliu, žodžiu, absoliutinti visiškai, čia yra grinai mano nuomonė tokia. Kardifas yra tas stebuklas, kurį tu mezgi ir realiai tau baisu jį sugadinti. Stengiasi išmegzti tą kiekvieną, žodžiu, akelę taip, kad viskas būtų gerai, tobula ir taip toliau ir panašiai. Nes, sakau, rankose tu mezgi realiai iš stebuklo. Dabar taip, ar norėčiau megzti dar iš kardifo? Aišku, norėčiau, nes tai, kaip jisai jaučiasi ant kūno, tai yra žodžiais nenusakoma, tai yra, nežinau, švelniau negu švelnu, švelniau negu galima įsivaizduoti, jeigu esat mezgusios, pavyzdžiui, turite dar kažkokį šito aksesuarą iš jo ar mezginį ir megztinį, tikrai žinot, apie ką aš kalbu. Pasikartosiu, jis yra švelniau už katino pilvelį ir darbe irgi, kolegės mano prie sako, o mes galim tave paliesti, o galim čia šitą tavo Kašmyrą paliesti, nes aš jau čia pripasakau, kaip aš jau čia mezgu iš Kašmyro ir viską. Ir iš tikrųjų palėtė, sako, dabar tave galima glostyti kaip jauną kačiuką. Bet apie ką aš ir kalbu, kad, pavyzdžiui, jos nemezga visiškai, nėra susidūrusios, nei su tais tokiais kitokiais pluoštais, dar kažko, žinai. Ir, jos, tą palyginimą jom ateina į galvą, kad tai yra, kaip jaunas katiniukas, kaip jauno katiniuko pilvelis, žodžiu. Tai, žodžiu, tikrai galiu pagirti šitą pluoštą. Turbūt didžiausias jo minusas yra kaina. Bet imant, pavyzdžiui, ilgalaikę perspektyvą, tai yra investicija į tavo ateities būsimą, jau sakykim, liuks klasės mezginį. Kad ir kas tai bebūtų, skareliai, riešinės, pirštinės, kepurė, nežinau. Tai vienareikšmiškai pamėginti, tikrai pabandyti siūlyčiau. Maža, kas gal turit kokią progą, gal galite užsiprašyti dovanų, ar ten, nežinau, gal taupot, pavyzdžiui, kažkam dar kažką, gal galite savo, jeigu, pavyzdžiui, tikrai, jeigu turit galimybę leisti savo pabandyti kardifą, pabandykite. Ir turėsit tą savo nuomonę. Gal ne, pavyzdžiui, skirsis nuo manosios. Tai tai tokie dalykai. Tai dabar jaučiu, atsukam laiko tą ratą, žodžiu, atgal ir tiesą sakant, žinokit, nuoširdžiai tariant, aš nebeatsimenu, ką aš jau jums pasakojau savo prieš tai adventiniam buvusiam video, nes jisai buvo pakankamai senai. Tik man rodos, kad aš sakiau, kad megsiu dukrai megztinį iš Drops Daisy ir man rodos siūlus tuos, iš kuriuo aš megsiu, aš jums rodžiau. Ir ką, megztinis yra numegztas, štai. Nuotraukų turbūt aš nelabai ką turėsiu jums parodyti, bet megztinis yra numegztas jau senokai. Spalvinė gama, žinokit, aš šiandien jūsų tikrai nenustebinsiu nuo žodžio visai. Žodžiu, jisai yra numegztas ir jau yra nešiojamas. Kaip tai atrodo, rankovės, žodžiu, megztas iš Drops Daisy, tokios beige ir, žodžiu, juodos spalvos. Dabar taip, megztinis dukros, žodžiu, įvertintas, mylimas, nešiojamas ir susitikimai su draugais ir čia kažkada buvo mokyklai, žodžiu, spalvų savaitė, viskas. Ir tikrai jinai myli, jinai nešioja ir viską. Dabar nuomonė apie Drops Daisy mano kaip mezgančio žmogaus. Drops Daisy didžiausias pliusas, skirtingai nuo kardifo, turbūt yra kaina. Kaina ir kaip jisai jaučiasi irgi, jisai irgi yra pakankamai nepakankamai, jisai švelnus. Švelnus, negriaužiantis, aš pati turiu tą žakardinį žalį savo megztinį, iš jų megztą, bet Drops Daisy, merginos ir vaikinai, nežinau, kas žiūrit, jisai burbuliuojasi.
Aš žinau, kad aš sakau, kad nesiburbuliuoja pas mus, žodžiu, tik tai celofaniai maišeliai. Bet Drops Daisy, žinokit, panešiotas, jisai burbuliuojas. Nežinau, ar jau matysis, ar nesimatys. Aš jau čia ir su, žodžiu, mašinėlėm tom visom bandžiau nurimti tuos visus burbuliukus. Nelabai čia kažkas, nu, matosi, žinokit, matosi, kad jisai yra pasivėlęs, toks pasiburbuliavęs. Nu, savaime aišku, padirbėjus su ta, žodžiu, burbuliukų šalinimo mašinėlė, viskas nusima, viskas būna vėl gerai, bet turbūt, nežinau, lygiai vienam kartui. Tai va tie burbuliavimasi jisai turi, įvertinkit tai, kad turbūt greta Drops Daisy siūlau gausit investuoti ir į tą burbuliukų nuėmimo ar mašinėlę, ar kažkokį tai kitokį įrankį. Tai va, turiu pasakyti, kad mezgėsi smagiai, modelis yra tikrai, pavyzdžiui, kaip pagal Petit labai sėkmingas ir labai geras, tikrai vėlgi rekomendacija, jeigu nesat mezgę tokia technika, va tie žodžiai, tokia technika mezgimo, žodžiu, rekomenduoju pamėginti. Nes čia yra, žodžiu, visko. Čia nėra tas įprastas japoniškas petys, čia yra tas europietiškas petys, kai akis, žodžiu, prisideda, vat, kiekvienoje eilėje ir išvirkščioje ir geroje, mezgasi nugaros dalis, paskui susirenka akis, mezgasi rankovių dalis, po to mezgasi vat, ir reglano dalis, kaip galite vat, šičia matyti. Tai žodžiu, konstrukcija yra tikrai įdomi, megzti nenuobodu ir jeigu norit pradžiuginti save ar savo kokį nors šeimos narį, vat tokiu ir geru mezginiu ir savo įdomiu, kur galbūt galite sužinoti ką nors naujo, irgi vat, rekomendacijos tikrai vat, šitam Lion pagal Petit. Taip, apie megztinį aš jau jums papasakojau. Žinokit, kiek sumezgiau, negaliu dabar tiksliai atsakyti, nes jau mane paveda atmintis, bet manau, kad sumezgiau. Į juodos spalvos turėjau 3, man rodos, kamuoliukus. Tai juodos spalvos, sakykime, mažiau nei vienas kamuoliukas liko. 2 kamuoliukai kažkur susimezgė, o va šitos šviesesnės spalvos susimezgė, neatsimenu, kiek aš jų turėjau, 11, 12, kad aš turėjau 2 naujus kamuoliukus dar ir vieno dar liko pas mane pradėto kamuoliuko. Tai va, toksai buvo mezginys prieš adventinis ir dar buvo, advento metu aš jau jums šmėkstelėjau, buvo koinės. Koinės, jos viskas tvarkojos numegztos, blokuotos ir išskalbtos, žodžiu, su mezgimo markeriukais, nes man reikėjo atsižymėti antrą koinę. Kai aš mezgiau, kad pasiskaičiuočiau tas eilės, nes žinot, užrašai tai pas mus yra čia tik silpniem. Megztos jos yra iš to tvido, kur aš jums rodžiau praeitame video, pirktas jisai buvo iš mano siūlai ir jisai yra ritėje. Tas vadinamas, liaudiškai tariant, babininis tvidas. Megztos šitos koinės paprastai, žinokit, taip. Šitos vat stulpeliai, viena gera, viena išvirkščia. Po to mezgas taip 3 geros, viena išvirkščia, 3 geros, viena išvirkščia. Sekančio eilėje mezgam visas geras. Kulnas megztas tuo būdu, kuriuo mes mezgiam koinės, eglutės ir saldainiai. Vat kaip galite matyti, irgi vat yra tas kelties trikampėlis išmegztas. Aišku, čia markeris užstoja, nelabai kas matos. Va, iš čia matosi tobuliau. Nu, manau, šitas kulnas yra tikrai labai dailus, jį galima, sakykime, labai sėkmingai įterpti, ko gero, į bet kokio rašto koinės. Tai va, tai jeigu įdomu, kaip mezgam šitą kulną, galite tikrai nueiti į antrą dalį eglutės ir saldainių koinių video, tiesiog prasisukit, kur yra kulno dalis, kad jums būtų viskas aišku, kaip jį megzti, jeigu kyla klausimų. Tai va, tai žinokit, ko gero, su šitais mezginiais aš ir pabaigiau, jau buvau pabaigusi, žodžiu, viską ir pradėjau filmuoti tada tuos adventinius video. Adventinių video metu numezgiau tas 2 koinės, eglutės ir saldainiai, kurias jau jūs, man rodos,
matėt, ne kartą ir ne du, aš jau juos rodžiau adventiniuose video, tai aš nebesikartosiu. Dėl jų advento metu nusimezgė megztinės ir dabar ką aš mezgiau per šitas laisvas dienas, šitas visas šventes. Sekundėlę, truputėlį yra tolėliau nuo manęs, mano žodžiu šitie mezginiai. Tai vat, kaip minėjau, šitam megztiniui aš turėjau 13 kamoliukų ir sumezgiau 11 su centais. Tai vadinasi, man liko vienas kamoliukas pilnas, vieno kamoliuko buvo apie, sakykime, pusę, gal šiek tiek mažiau nei pusę. Ir dar turėjau, nuo pernai, kur mezgiau riešines, tai buvo irgi ta pati spalva, tik skirtinga partija. Ir ką aš nusimezgiau, nepatikėsit, klausykit, ir aš dabar turiu savo nuosavą kruasaną. Kuris, žodžiu, tobulai tinka pagal megztinį, nes megztas iš tos pačios, žodžiu, spalvos siūlų, tik tiek, kad šitas skarelė savyje turi, matot, pasiglamžius, tai žinokit, kad aš jau ją aktyviai nešiau dabar šitas 2 dienas, orai pas mus atvėso. Šiaip aš šalikų nelabai mėgstu, bet šitas pasikartosiu vien tik dėl to, kaip jisai mielai jaučiasi prie kūno, prie odos. Tai labai vertas nešiojimo. Nežinau, jūs atsimenat ar neatsimenat senesniuose mano video, aš esu nusimezgusi 2 didelės Sophie Scholl. Bet aš jų nenešioju. Nei vienos, nei kitos. Tai žodžiu, o šitas mažas kruasaniukas, galiu aš jį užsidėti. Aišku, jūs tikrai visos turit nusimezgę ir apmezgę ir draugus ir giminės jaučiu ir viską. Tai šitas mano šalikėlis megztas iš Cardiffo, tos pačios spalvos, bet 3 skirtingų partijų. Ir vienas iš galiukų yra megztas jau, net dabar jau nebet, gal šitas galiukas yra megztas, žodžiu, iš tos, skrenda lėktuvas, atsiprašau už pašalinius garsus, žodžiu, megztas iš to pernykštės dar, sakykime, partijos, tai jisai šiek tiek skiriasi nuo viso šalikėlio, bet kai tu nežinai, nepasakysi. Tai žodžiu, čia yra, nežinau, tobulas derinys. Tai pirmadienį, antradienį, šiandien turim trečiadienį, kaip tik filmuoju ir eisiu jau ruoštis, žodžiu, naujam metam. Tai pirmadienį, antradienį, taip aš ir ėjau į darbą su šalikučiu, su megztiniu kašmyriniu, žinokit, tai buvo fantastika, tikrai. Jaučiausi ir gerai, ir gražiai, ir šiltai, ir, žodžiu, tokį pasididžiavimą, čia mano rankų darbas. Aš manau, kad jūs jaučiat dažnai ir jį, kai vilkit savo numegztus mezginius. Ir ką? Ir taip. Ką aš dar numezgiau šituo kalėdiniu laikotarpiu? Kažko man, žinokit, pradėjau žiūrėti, buvau labai daug praleidus nežiūrėjusi Darijos Nekrasovas video. Ir jinai buvo, žodžiu, šitągi užkūrusi savo kepurių bumą YouTube. Ir aš kažkaip bežiūrėdama taip užklydau į jos video ir žiūrėjau, kur jinai primezgusi N+, ką žinau, šitų ir kašmyrinių kepurių, ir dovanom jinai, man rodos, jos mezgė ir viską. Ir žinau, kad aš taip sėdėjau, galvojau. Turiu aš vieną procesą, kurį mezgu, užbėgant įvykiam už akių. Žodžiu, pagalvojau, kad jau man atsibodo biškį megzt tą procesą savo. Galvojau, noriu kažko naujo, greito, nes šitie maži mezginukai, kurie nusimezga greitai, nes aš, pavyzdžiui, šitą Sophie šalikėlį, aš jį pradėjau megzti 1 kalėdų dienos vakare, pabaigau megzti 2 kalėdų dienos vakare. Tai skaitykit, gera viena diena ir jisai nusimezgė. Ir vėl man labai patiko, kad aš labai greitai, žodžiu, nusimezgiu ir aš jau turiu ir galiu nešioti. Ir galvau, kad man vėl reikia kažkoko nedidelio tokio proceso, progreso, žodžiu, kur man nusimegztų greitai ir pakeltų mano tą savimeilę, mezgiminę savimeilę, kad aš ne tik, kad mezgu N+ ką laiko, o paimti realiai rankas neturiu ką. Tai ką aš padariau, susiradau nuo dukros megztinio Drops Daisy likučius ir numezgiau kepurę. Net, žinokit, nežinau. Neturiu dar nuomonės iš tikrųjų aš apie ją. Čia yra kepurė sūnui. Jisai ją nešios. Jinai atrodo štai taip. Sunaudojau, žodžiu, visus juodo likučius iš Drops Daisy šitos beige spalvos. Man liko dar vienas cielas, sakykime,
nepraimtas kamuoliukas, mezgiau tuo Jurgitos raštu. Nu, va čia yra atvartas ir paskui megsta tuo Jurgitos raštu. Ir žinokit, iš tų laisvų kamuoliukų padariau bumbulą, bet jau jūs man nieko nebesakykit, žinokit, čia nėra kuo didžiuotis ir aš pati labai puikiai tai suprantu, nes, nu, vat matot, jisai koksai. Šiaip aš galvoju, kad jisai yra per didelis, visų pirma, jo reiktų mažesnio ir visų antra, nu, toks, matot, toksai labai senai buvau jau darius iš vis bumbulą, ant šitų kartoninių, žinot, kur išsipjauni du, tokias baronkas ir apinioji siūlais ir darai. Nežinau, aš jį karpiau, vakar šiukšlinau, bet tikrai sakau, nėra kuo didžiuotis čia šitų bumbulų. Šiaip kepurė gavosi faina, smagi tokia, vat, mesgėsi smagiai ir greitai, sūnui tinka ir patinka, net ir bumbulas jam tinka, žinot, vaikam kažkaip mes nemokam suaugę žiūrėti vaikų akim. Mes tiesiog jau nebemokam, mums nebeišeina, pas mus jau prabunda tie žodžiu visi perfekcionistai, estetai, o vaikai kažkaip jie vat kitaip geba žiūrėti visą tai. Tai vat žodžiu, numesgiau tokią kepurę. Kaip mesgasi šitas raštas, tai pagrindinė spalva, mano šiuo atveju pagrindinė spalva buvo šita šviesi, tai mesgam visas geras akis, sekančioj eiliai su kontrastinės spalvos siūlu mesgam vieną gerą, vieną išvirkščią, vieną gerą, vieną išvirkščią. Ir va tokiu būdu formuojasi šitas raštas, jeigu va iš arčiau pasižiūrėjus, kaip tai atrodo. Siaurinimą šiaip galvojau daryti šiek tiek kitokį, bet jau čia man kaip gavosi, taip gavosi. Viduje yra paliktos 3 centrinės akys, viena gera, viena išvirkščia, viena gera. Ir kas antroje eilėje siaurinau sumegsdama abipus tų 3 akių po 2 akis į vieną, priklausomai nuo to, kokią akim turėjau sumegsti. Arba gera, arba išvirkščia. Tai va, toksai siaurinimas ir gavosi. Tai va, toksai va greitukas pabaigtas mezginukas, kepurė. Visai neblogai žiūris, tik žinot, man dabar trūksta ko. Ir šiandien buvau parduotuviai siūlų. Ir man visai išgaravo iš galvos. Aš tik dabar supratau. Nu, visiškai, kūdikio smegenys pas mane, žinok, šitų šventinių laikotarpių. Sakiau, nupirksiu elastinį siūlą ir elastinių siūlų prikabinsiu šitą vat atvartą. Tam, kad, vaikai, jie kai rengiasi, kad jis negrįžtų su tokia kepurė, žodžiu, nutysusią va tokią nukarusią. Tai prikabinsiu su tuo elastiniu siūlu. Kodėl su elastiniu? Nes bijau, kad jeigu su paprastu prikabinsiu, aš neteksiu prikabinusi tamprumo. Man nesitemps labai gerai. Tarp kitko dar vienas hekas. Pažiūrėkit, koks gražus yra akių apmetimo kraštelis. Tai žinokit, ko gero gal paliksiu kur nors nuorodą. Po video gal ar dar kažką į Darijos video, kur jinai rodo, kaip padaryti vat tokį itališko akių apmetimo imitacijos kraštelį. Man labai patiko. Aš šiaip žinau dar vieną būdą, kaip galima vat su pagalbiniu siūlu apsimesti, bet man jis toks įgaunas skystas. O šitą, žinokit, man gavus labai gerai. Aš tiesiog irgi, žinokit, tokį pasididžiavimą savim jaučiu, kad vat kažką naujo išbandžiau, sužinojau ir viskas gerai. Gavus. Tai tiek turbūt apie šitą kepurę. Sakau, bumbulas, tai čia negalutinis variantas, aš jį tiesiog su siūlais esu pririšus išvirkščioj pusiai. Ir jeigu ką aš nukerpu, išmetu ir pamirštu. Šiaip norėčiau labiau turbūt nupirkti kokį nors labai nedidukai būna tokie dirbtinio kailo, kokį kailio juodą bumbuliuką. Tai man atrodo, jis čia žiūrėtųsi ženkliai gražiau negu šitas mano šedevras. Labai nežinau, nepykit, neteiskit kažkaip. Viską, žinokit, pati matau ir suprantu, bet tiesiog, Tai vat. Bet tai žinot, kaip sako, nėra nieko pastovesnio už laikiną. Tai aš bijau, kad čia gali būti tas atvejis. Tai va, bet manau, kad, nežinau, reikės pažiūrėti parduotuvėse tą bumbuliuką nupirkti. Normalesnį, tokį padoresnį, o tai klausykit, sarmata kažkokia tais. Tai va, ir dabar, ko gero, siūlau pereiti prie to, ką aš mezgu šiuo metu. Grįžau vėl į savo šitą redesign krepšį, laikau čia savo procesą. Ir man atrodo, irgi gal prieš tai video aš jau buvau minėjusi, ką aš žadu megzti. Nes man atrodo, aš jau buvau nusipirkusi aprašymą. Mezgu aš pagal Petit, vėlgi, Megi kardiganą.
Ir iš vat šitų siūlų, kur rodžiau irgi video prieš adventiniam, čia yra mini buklė, 100 gramų yra 800 metrų, sudėtis yra 80% merino vilna, 20% poliamidas, mezgu, kaip galite matyti, 2 siūlais, turėjau 300 gramų. Manau, kad reikės dar nusipirkti papildomai, apžiūrėjau, mano siūlai jų dar turi. Tai galvoju, gal dar kokį, žinokit, 100 gramį reiktų man tų siūlų nusipirkti. Nors šiaip realiai dar net nežinau, kiek susimelks. Esmė yra ta, kad aš turiu 300 gramų, kas yra 2400 metrų, mezgant 2 siūlais. Tai yra 1200 metrų. Aš visą laiką šiaip, kad saugiai jausčiausi, jau perku, kad turėčiau kokius 1500 metrų. Aišku, tada visą laiką lieka ir nežinai, ką daryti su tuo likučiu, bet gal geriau tegul lieka, negu kad trūksta. Tai mezgu štai iš tokių baltų siūlų. Šiaip ar matėt, kad pagal Pantone, šitą spalvų visus, sekančių metų spalva ir bus balta. Nebeatsimenu, koks tiksliai pavadinimas. Žinau, kad Skydance. Neatsimenu, nemeluosiu, tikrai neatsimenu. Ir ką aš turiu prisimezgusi. Turiu. Aišku, viskas sutraukta ant virbalų, viskas, kai visą laiką nėra, čia kuo labai pasigirti. Šiaip aš turiu prakeiksmą kardiganam ir užsegamiem megztukam. Nes jūs tikriausiai jau galėjot pastebėti, jeigu ilgai mane žiūrit, kad aš kiek pradedu, tiek nepabaigiu. Tai čia yra man toksai iššūkis savo pačiai. Čia yra Megi kardiganas pagal Petit. Čia yra iššūkis man pačiai jį numegzti. Ką aš turiu prisimezgusi? Konstrukcija yra lygiai tokia pati, kaip kad šito megztinio. Lygiai tokia pati. Tik tiek, kad mezgasi pirmin atgal. Ir dar reikės visų apdailų, apmezgimų, sagų juostelių, užsegimų, visko. Tai aš mezgu ir turiu prisimezgusi, štai tiek. Rankovės jau yra atskirtos. Nežinau, kame reikalas, bet neatsimenu, man atrodo, gal rodžiau, kad pirkau pasaulio siūlose Petit šitus troselius akim laikyti. Šiaip turiu pirkus dar tokius kitokius, šiek tiek raudonos spalvos jie yra, iš mezgimo zonos, man atrodo, kažkada kaip pirkau kažkokius siūlus. Turiu pirkus iš tenai, bet jie iš tenai yra tokie kietesni. O šitie Petit, žinokit, nes tie kietesni, aš esu bandžius irgi perkelt akis ant jų. Ir jie man perkelinėjant akis, mes visiegi stumiam, šitą užmaunam galiuką ant virbalo ir sustumim tas visas akis. Tai ne Petit, kur jisai yra kietesnis ir man jisai yra, nusimovęs akių perkelimo metu. Ir aš kažkaip numečiau ir man jau taip atrodė visą laiką labai nesaugu. Ant jo perkelinėtas akis, aš visą laiką tuo papildomų siūlų naudojausi. Bet kadangi čia siūlas, jisai yra bangelė su bangelė, aš bijau, kad jeigu aš perkelsiu paprastai ant siūlo, paskui vėliau man, kai reikės jas susirinkti, aš čia išpašysiu visas šitas, kilpeles iš šito siūlo, nes čia kilpelės buklės siūlai. Tai man pasirodė saugiau sunerti ant šitų troselių ir likau tikrai maloniai nustebinto, kad aš jau perkelus akis vos nuo virbalo nuėmiau. Jisai toksai minkštas, toksai kaip plasmasiukas, žinokit, ir man, turiu pasakyti, labai patiko ir tikrai naudosiu ateityje. Reabilitavo man visą šitą, konceptą šitų visų dalykų. Tai turiu prisimezgusi štai tiek, rankovės yra atskirtos ir nuo rankovės atskirimo, štai tiek jau turiu numezgusi. Šiaip atrodo man jisai labai fainai, dailiai ir gražiai, turiu pasakyti. Išskalbus jaučiu truputėlį, gal dar susilygins viskas, nes dabar matau tokiais kaip dryželiais eina viskas. Aišku, iš virkščio pusė tai yra gražesnė. Buklė mezgant iš virkščiom akim yra gražiau negu kad gerom. Vadinai tokia tikra avelė gaunasi. Norėčiau, aišku, prisimegzti rankovės, bet labai nenoriu jokių siūlų galiukų. Manau, kad aš čia taip megsiu, kol numegsiu kūną ir tik paskui megsiu rankovės, paskui šitas užsegimo juosteles ir
aplink kaklą apdailą apsimegsiu, vat. Kaip tai atrodo. Nežinau, turėtų būti labai gražus, mielas megztinukas. Ir labai noriu šitam megztinukui, žinot, kokiu auksinių sagelių. Baltas toksai megztinukas buklė su auksiniam sagelėm, man atrodo, turėtų žiūrėtis labai ir labai neblogai. Vat, nugaros dalis. Nežinau, mezgasi, žinokit, smagiai. Ko gero, aš tų kardiganų nemėgstu megzti vien tik dėl to, nes man nepatinka megzti išvirkščiom akim. Man labai nepatinka megzti, žodžiu, tas išvirkščias eilės, nes aš mezgu kietai, bet aš, kaip sakau, mane prisukami virbalai čia labai gelbėja, nes pas mane yra 2 skirtingo storio virbalai prisukti. Mezgu aš šitą buklę 4 numerio virbalais, o mano šitas paduodantis virbalas yra 3,25. Aišku, aš turiu persisukti kiekvienoje eilėje, bet jau geriau aš persisuksiu kiekvienoje eilėje ir man tada akis eis kaip per sviestą, negu aš pastoviai stumdysiu tas akis per jėgą, kol man įskaus pirštus. Ne biznis va taip megzti. Tai žodžiu, aš prisitaikiau megzti pagal save ir va dabar vakarai savo rakalioju. Dabar turiu daug laisvų dienų, į darbą eisiu tik tai pirmadienį, šiandien turim trečiadienį, naujų metų išvakarės. Tai va, ir žinokit, turiu tik tai šitą vienintelį procesą, manau, kad greitų metų turėsiu dar 1 arba 2 procesus, toj parodysiu dabar jau pirkinius. Ir pradėsim kalbėti apie planus, ką aš noriu megzti toliau. Tai dabar pradedant nuo pirkinių. Taip, šiaip svarbiausių savo pirkinio neatsinešiau, ką aš pirkau šiandien, bet čiučiutuką aš jums užsiminsiu ir papasakosiu apie jį. Taip, mano dabar pirkiniai gyvena tokiuose, žodžiu, ikėjiniuose maišuose. Tai advento metu aš jums rodžiau, kad pirkau šitą ryškalinį flomasterinį geltoną opalą. Tarp kitko, žinot, sakiau, kad jisai nėra tokios ryškios spalvos, tai jisai yra tokios ryškios spalvos, tiesiog labai nuo apšvietimo skiriasi ta jos spalva. Aš jums leidžiu, aš čia išsikratau, ką aš čia turiu. Tai aš čia turiu taip. Dropsai išleido naujus siūlus. Ir man labai patinka tai, link kur jie eina su tais savo naujais siūlais. Šiaip visų pirma, tai aš juos pastebėjau, dabar bijau sumeluot, man atrodo, Drops Fabel irgi turi tą liniją. Drops Fiesta, tai jau čia, jau man rodos, yra ir vienspalvė ir ta tokia ale rankų dažymo imitacijos. Ir Drops Baby Merino irgi vat išleido šitą liniją ale rankų dažymo. Ir kai aš jau pamačiau, kad pasaulio siūlai jų turi, aš nuvariau greitai jų nusipirkti, nes man iš karto mintyse susidėliojo toksai mezginys, kad aš galiu nusipirkti va šitų Drops Baby Merino. Mano spalva, dabar, kad aš jums nesumeluočiau, yra 101. Tai yra va tokie ale rankų dažymo imitacijos siūlai, va su tokiais, matot, spalvotais taškeliais. Pats toksai siūlas yra, jisai ne baltas, jisai toksai labai prigesintos baltos spalvos. Ir vat mane nupirko tie tokie spalvoti taškeliai, nes aš jau kurį laiką stebiu Instagrame vieną, žodžiu, siūlų dažytoją, kuri rankom dažo siūlus vat tokio tipo su tokiais spalvotais taškeliais. Ir aš net Dominikos klausiu, sakau, Dominika, tugi esi dažiusi siūlus, nu vat rankom, ne rankų dažytų siūlus. Sakau, kaip jie išgauna tokią techniką, sakau, jie teptukų dažo tuos siūlus, kad vat, tie tokie vat, gaunasi taškeliai ant jų. Tai vat aš galvojau, žodžiu, bandysiu prisijaukinti rankų dažymo siūlus per vat, bandymą tokį, kuris nenuskriaus labai mano piniginės. Tai va, tai ir pasiėmiau tokius siūlus. Šiaip pirminis planas man buvo juos suženyti su vat štai šitų siūlų. Šičia yra pas mus taip, plonytis labai siūlas, 1100 m100 gramų, čia yra 20% kašmyras, 30% šilkas ir 50% merino vilna. Jisai tikrai labai plonytis, švelnus ir pūkuotas. Ir aš galvoju, vat, sudėsiu 2 šituos siūlus. Ir, žodžiu, su šitu baby merinu ir man gausis koks nors gražus labai mezginys. Pasimezgiau iš jų, žinokit, netgi mėginuką. Bet manau, dabar jau planas mano yra pasikeitęs. Mėginukas, vat, atrodo štai taip.
Labai turiu pasakyti, neblogai tas mėginukas atrodo, bet man kažkas jame netinka, nepatinka. Ėmiau čia vieną Drops Baby Merino ir 2 siūlus va šito plono. Ir va štai toksai vaizdas gavos. Jau net neatsimenu, kelintų numerių mezgiau, gal kokiu 4,5 ar 5. Tai va, tai žodžiu, sugalvojau, aš dabar jau kitokį planą šitiems siūlam. Konkrečiai modelio neturiu, bet kolegą jam jau turiu. Parodysiu va šiek tiek vėliau. Ir va šitų Drops Baby Merino aš pirkau 6 kamoliukus, nes jų metražas yra labai neblogas. 50 gramų yra dabar, jeigu aš neklystu, pasitikslinsim. Jo, 50 gramų, 175 metrai. Tai manau, metražas yra tikrai labai labai neblogas. Ir pavyzdžiui, sudėjus kelius siūlus, mezgant didesnio numerio virbalais, tikrai galima nusimegzti mezginį. Tai va, buvo toksai pirkinys. Tada mačiau, kad Drops Fiesta irgi, va, iš tos serijos irgi turi naujų spalvų. Tai vat pasiėmiau 2 kamoliukus štai tokių spalvų. Žinau, kad šiandien mano apšvietimas yra apgailėtinas. Čia tokios yra labai tokios vienaragiškos švelnios pastelinės spalvos, kaip galit matyti. Numeris yra 41. Va, galiu netgi parodyti. Turiu 2 kamoliukus ir vėl yra planas megzti šitas kojines pagal Jurgitą. Va šituo raštu, kaip kad šita kepurė. Bet čia jau bus kažkada vėliau. Ir dar pirkau, tik dabar kažkodėl man atrodo, kad pirkau 2 kamoliukus, va štai tokios dar Drops Fiestos, čia yra 37 spalva. Va, kokia čia yra. Va tokie žalisvi, melsvi, violetiniai, balkšvi. Irgi labai labai nebloga spalva. Tai va, ir tu... Žinau, kad galvoju, kad aš jūs turiu 2. O kur yra dar vienas? O gal vieną pirkau? Nebeatsimenu, žinokit. Šiaip, man atrodo, kad aš, kai mezgu kojines pagal Jurgitą, man sueina vienos spalvos daugiau negu 1 kamoliukas. 1 kamoliuko porai neužtenka. Ir mažiau negu 1 kamoliukas va tokio spalvoto siūlo. Gal aš šitą tik vieną pirkau, žinok, cena jau buvo, nebeatsimenu, sakau, baby brain, visiškai. Jaunystė grįžta, jau atbariai žirgais vadinasi. Tai va, buvo štai toksai pirkinys, tai va, šitie Drops Baby Merino laukia dabar savo plano. Šiaip galvau, gal reiktų kokį moherį nusipirkti, sudėti juos ir kažką tokio nusimegzti. Bet ką, nežinau. Pažiūrėsiu, jeigu man pavyks su šitu megi, gal aš pradėsiu dar vieną kokį nors kardiganą megzti, nes man reikia irgi tų tokių užmetamų, užsagamų megztinukų. Ir žinokit, taip, turėjau pirkinių netgi šiandien, sekundžiukę. Pasiėmiau savo žodžiu tuos šiandienos pirkinius, bet dar papasakosiu apie vieną pirkinį, kuris buvo pirktas šiek tiek anksčiau. Kaip ir sakiau, va šitam siūlui turiu naują kompanioną. Tai mano naujas kompanionas yra va štai toksai 100% kašmyras. Čia yra pirktas Kasalanoj. 100 gramų yra 1500 metrų. Šiaip turėjau mintį irgi dėti 2 pūkuoklius, 1 kašmyrą. Ir megzti. Mėginuko dar nesu pasimezgus, nes turbūt rankos dar nepriėjo iki šito prisimezgimo. Bet manau, kad pasimegsiu, nes dabar jau mano planas, žinau, pasikeitė. Šiandien buvau Kasalaną. Į Kasalaną važiavau šiaip dėl kitos priežasties, nes dabar tie orai atvėso. Sūnui numezgiau kepurę, dukra nelabai ten nešioja kepurį, ten eina, žinau dabar, kai su tais dideliais tokiais šalikais eina apsikutojęs jaunimėlis, tai jinai va eina su tokia. Ir pažiūrėjau, kad mano vyro kepurė tokia nedaro man garbės visai irgi, žodžiu, kažkokią susiradęs šiandien sniegą ryte kasė. Tai pagalvojau, kad mano vyras nusipelnė viso, kas yra geriausia. Ir kad jau man tos kepurės taip jau gerai mezgas. Aišku, bumbulo aš čia jau jam tikrai nedarysiu, nes ne mano stiprioji pusė yra bumbulai. Tai žodžiu, aš nuvažiavau į Kasalaną ir nupirkau va tokio. Čia yra antracito tokia pilka spalva. Čia yra irgi 100% kašmyras, lygiai va iš tos pačios linijos kaip ir šitas. Čia yra 128 gramai, manau susisuksiu į kokius 4 siūlus. Šiaip nesu nusprendusi, kokią tiksliai megsiu. Šiaip man atrodo, kad labiausiai pavykęs modelis būtų
dviguba kepurė ir dar su atvartu. Tai man atrodo būtų pats labiausiai vykęs modelis, nes jisai nemėgsta tų tokių čia styrančių, kabančių kažkokių, jisai toksai mėgsta labiau kepurė, kad jam būtų palei galvą. Ir galvojau, kad reikės megzti va tokią gerom akim. Arba dar aš jam parodysiu kokią nors viena gera, viena išvirkščia, arba dvi geros, dvi išvirkščias kepurę. Tai čia nieko tokio įmantraus labai nebus ir manau, kad aš pradėsiu šitą kepurę naujų metų rytą. Kaip kalėdas pasitikau su kašmyru, taip ir naujus metus noriu pasitikti su kašmyru ant virbalų. Tai va, ir dar besisukiodama irgi tarp kašmyrų Kasalanui, irgi dar galvau, kad vis dėlto man prie šito pūkoklio norėtųsi 2 kašmyro siūlų. Ir nežinau, 1 ar 2 šitų pūkių. Tai aš pasiėmiau dar burbuliuką. Čia yra kažkur gal dar apie 70 gramų, baltas kašmyras, tik esmė yra ta, kad aš nepataikau su spalva. Šitas yra šiek tiek baltesnis, aišku, dabar šitas apšvietimas toks yra belė koksai, nelabai jisai matosi. Bet kadangi aš dėsiu vieną šitą ir 1 arba 2 šitus, niekas čia net nesuvos, kad jie skirtingi. 100% kašmyras ir kašmyras tam. Tai va, jie turi šiek tiek tokį skirtumą atspalviuose, bet labai labai nežymų. Tai va, tai turiu, žodžiu, tiek pirkinių. Ai ne, palaukit. Dabar duokit sekundę, dar man vieną, einu greitai parodysiu, ką aš dar pirkau. Velnės nešė mane į tą galerą, turiu pasakyti, aš jums klausykit, nusipirkau virbalus. Išmeta man šitie Instagramai, aš prifollovinus tenai be visokių žodžių visko, užsigeidžiau virbalų, čia jau man reikia, ir gyvenk žodžiu. Ir nusipirkau naujus tokius Adi virbalus. Jie yra jau su prisuktu valu, 4,5 numerio. Ne 4,5, 4 numerio. Va šitie ale kalėdinės kolekcijos virbalai. Tuoj parodysiu, kaip jie atrodo. Aišku, suviliojo, tai mane jų spalva. Nežinau, ar atsimenat, bet aš čia labai sirgau šitą žalią spalvą, nes čia yra žalios spalvos, štai tokio gražumo su užrašu Christmas. Ir virbalas, aišku, nelabai čia kas pas mus matysi, žinokit, jau čia aš, žodžiu, patikėkit, mano žodžiu. Ir čia yra Adi virbalai, raudonas valas, žali virbalai. Kas gali būti kalėdiškiau, jūs man pasakykit. Galiukai yra smailūs, smagus. Bet, taip, čia yra bet. Bet esmė tai yra kame. Esmė yra tame, kad visų pirma, jie yra matiniai. Jie nėra tas blizgus virbalas, jie yra matiniai. Ir nežinau, ar jūs žinot ar nežinot, žiūrit ar nežiūrit, tai yra Svetlana Kolomijec, žodžiu, jinai gyvena Ukrainoje. Ir savo senesniuose video jinai yra sakiusi, kad jai nuo matinių virbalų pradeda skaudėti dantis. Aš kaip pirmą kartą išgirdau, man tai atrodė, farikt galvoju, kaip gali dabar tai būti. Tai dantų man neskauda nuo šitų žodžių matinių virbalų, bet man nepatinka jie. Galiu pasikartoti, kad matiniai virbalai man nepatinka, jie neturi to gero garso. Ir jie, kaip trinasi virbalas į virbalą. Toksai, žinot, garsas, kaip būna polistirolas į polistirolą, trinasi toks net šiurpulys eina, žodžiu. Tai va čia yra tas pats atvejis. Ir dar kitas dalykas yra tai, kad šitie virbalai, aišku, jie žalio metalo nelabai turbūt ko rasti gyvenime, jie yra dažyti. Ir aš numesgiau su jais kelias šito Megi kardigano eilės ir pradėjo nueidinėti spalva ir patys galiukai jau yra metalo spalvos. Tai ilgainiui jie jaučiu visai turbūt ko gero nusitrintų tie galiukai ir būtų tokie virbalai, pusiau skusti, pusiau lupti. Ką aš darysiu su jais, nežinau. Kur aš juos dėsiu, nežinau. Gal, tegul būnam. Kad man taip reikėjo, tai žodžiu, galiu dabar džiaugtis pasidėjusi juos. Tai toksai nepavykęs pirkinys buvo. Geriau būčiau Kardifo kamuoliuką nusipirkusi tą vietą. Tai ir viskas, žinokit, viską papasakojau, megzti noras yra, žodžiu, planų megzti yra, ką megzti nežinau, bet kad megsiu tai tikrai, jau šitas tai tikrai.
Ir kągi, šiaip mes dabar, kas dar iš tokių naujienų, vat minėjau, ne, kad mes turim, žodžiu, keliese tokią grupelę, kur mes vat karts nuo karto susiskambinam, pamekst kartu online, kaip sakau, mus skiria skirtingos, žodžiu, šalys, bet dėka interneto, žodžiu, mes galim būti labai arti viena kitos ir skirti viena kitai laiko, nes, nu, turėti draugų pagal pomėgį tai yra labai didžiulis malonumas ir dovana gyvenime. Jeigu, manau, turit tokių, tai tikrai branginat juos, džiaugiatės, žodžiu, ir dėkojat turbūt visatai, kad jūs juos turite. Tai va, tai žodžiu, mes čia paskutinį vakarą, neatsimenu jau, kada, gal antrą Kalėdų dieną, kada jau čia, ne, šeštadienį. Šeštadienį mes buvom susiskambinusios. Ir, žodžiu, atėjo tokia idėja nusimegzti po savo kojinių dėžutę, kad į mėnesį, be streso, bent po vieną kojinių porą, žodžiu, mes nusimegztumėm. Gal bus tokių mėnesių, kai mes megsim, tarkim, vienodas visos kojinės, gal bus mėnesių, kai megsim kiekvieną kažkokią savo kojinės, bet, žodžiu, esmė, kad nusimegsi savo metinę kojinių dėžutę. Aš tikrai žinau, kad buvo tas ir projektas, šitą dėžutę, bet... Nu, mezgime nurodymai yra ne man. Aš nenoriu megzti to, ką man liepia megzti, ką aš turiu ir ką man reikia megzti. Aš noriu megzti tai, ką aš noriu megzti. Tai va. Tai mes taip savo nusprendėm tokią neįpareigojančią, žodžiu, kojinių dėžutę pasidaryti. Tai va, jaučiu, kad mano pirmos kojinės va, bus su šita ryškia spalva. Nes sausį, kai išmuša jau sausio 1, aš jau pradedu laukti pavasario. Aš tada jau pradedu kibinti savo sėklas turimas. Man tada reikia visų žydinčių gėlių namuose, žodžiu. Reikia tada greitai jau mano kalėdinės visas dekoracijas keičia, žodžiu, kažkokios pavasarinės spalvos, kaip aš minėjau, žydinčios gėlės kažkokios, viskas, jau tada viskas, aš susifokusuoju ir laukiu pavasario. Tai va, tai žodžiu, galvoju, kad va, šita geltona ryški spalva, tokia flamasterinė, man bus labai geras pavasario šauklys. Mintyse maždaug turiu minčių, kokias tas kojinės megsiu. Aišku, nebus vien tik šitų siūlų, bet jau čia pasižiūrėsim sekančiam video, ką aš pradėsiu megzti. Tai va, tai žodžiu, naujiena turbūt tokia, kaip čia mums pavyks ar pavyks, nežinau, bet manau, kad bus smagu. Kojinės megzti irgi, va, kaip aš sakau, va, ar kepurė, šalikėlis ar kojinės, tai yra greitas procesas pasikelti savo savigarbai mezgiminiai. Tai va, tai žodžiu, planas yra toksai, paskui, kaip minėjau, sekantis planas yra naujų metų rytą apsimesti kašmyrinę kepurę vyrui. Koks dar planas yra? Šiaip ilgą laiką jau, gal nuo vasaros pradžios, nuo dar kažkada, kirba manyje tokia viena idėja. Nežinau, kaip jinai jum. Aš tiesiog galiu paleisti, vat, garsiai pasakydama ją į kosmosą, o jūs jau pasakysit, reikia, nereikia, sąmonė, nesąmonė. Man labai norėtųsi, nežinau, iš tikrųjų tai nėra tokia, išgimdyta, normaliai ta idėja tokia. Aš dar su ta idėja esu visiškam nėštume, žodžiu. Tai idėja būtų tokia, kad nežinau kokiu būdu, kokiu formatu, kokiu laiku, kartą į mėnesį, kartą į 2 savaitės, kada jums patogu, nežinau, pasidaryti kokį nors, pavyzdžiui, live video. Live video, kuriame, pavyzdžiui, prisijungčiau aš, prisijungtų kitos mezgančios merginos ir, pavyzdžiui, mes plepėtume apie mezgimą. Nu, vat kaip aš sakau, kai mes turim su draugaitėm tą savo tokį, žodžiu, mezgiminį vakarėlį, sakykim, tai aš sakau, gal mes galėtume didesniu mastu pasidaryti tą tokį savo live vakarėlį. Nežinau, ar tai vyktų Instagram, ar tai vyktų va čia YouTube. Nežinau, ar sutiktų merginos, Dominika, Jurgita, Greta, jeigu žiūri šitą video, nežinau, pasakykit, ar ateitumėt į svečius, ar ateitumėt, prisijungtumėt, paplepėtumėt. Tarkim, jūs galėtumėt savo megzti, gerti kavą, arba ne kavą. Žodžiu, rašyti ar mums klausimus kažkokius, ar dar kažką. Ir mes savo megztumėm visos, mes atsakinėtumėm, tarkim, ar apie mezgimą, ar ne apie mezgimą, apie maistą, apie gėles, apie, nežinau, apie beleką galėtume tiesiog paplepėti. Bet vat, kaip aš ir minėjau, kad yra labai gera turėti draugų pagal pomėgį. Tai va, tai aš manau, kad čia būtų toksai, sakykime, virtualus draugų pagal pomėgį susitikimas.
Tai va, nežinau, išreikškit tikrai savo nuomonę, nepagailėkit laiko komentaruose, ar čia jūsų nuomonė sąmonė, nesąmonė, ar verta šitai idėjai gyvuoti, gyventi, žodžiu, išvysti dienos šviesą, ar ateitumėt, ar prisijungtumėt, ar norėtumėt pabendrauti, nežinau, su manim, su kitom merginom labiau susipažinti, žodžiu, ar gal pačios norėtumėt kartu sudalyvauti. Nežinau, aš galėčiau imtis to viena, bet bijau, kad viena galiu neatlaikyti, neišnekėti, nepripasakoti tiek daug visko, pavyzdžiui, kas jūs domina. Galvoju, kad jeigu, pavyzdžiui, mes 2-3 pasijungtumėm, gal būtų tikrai smagiau. Tai va, mes galėtume susipažinti artimiau ir galėtume diskutuoti apie siūlus, apie mezginius, apie naujienas, apie pletkus visokius, apie viską. Šiaip aš mintyse, pavyzdžiui, kai apie tai galvoju, man atrodo, kad mes turėtume turėti labai smagų laiką. Tai va, sakau, kai žiūrėsite šitą video, parašykit tikrai, ką apie tai galvojat, ar verta, neverta, norėtumėt, būtų įdomu, neįdomu, turėtumėt galimybę, neturėtumėt. Tai va, tikrai visų nuomonių laukiu, žodžiu. Ir būsiu labai dėkinga už jūsų atgalinį ryšį. Tai va, tai žinokit, pripasakau, prikalbėjau beveik valandą laiko atsisėdus, o dar sakiau, kad live video nepaveščiau. Turbūt, kad paveščiau. Tai va, ir ko gero, uždarinėsim jau šitus metus, uždarinėsim ir šitą video. Žodžiu, einu aš ruošti irgi naujų metų vakarienės. Niekur mes kažkaip nelekiam, būsim namuose su vaikais, turim nusipirkę naują Monopolį, tai žodžiu, sėdėsim, žaisim Monopolį, valgysim skanius gėrimus, labai logiška. Žodžiu, valgysim skanius patiekalus, visokius užkandukus, gersim skanius, žodžiu, kokteiliukus nealkoholinius, nes ryte laukia atsakingas momentas, kažkaip nesinori pabusti skaudančią galvą. Aš turbūt iš vis, toks faktas apie mane, kad esu tas žmogus, aš nesu abstinentė, bet aš esu tas žmogus, kuris tikrai gali išgyventi, jeigu dingtų alkoholis. Tai va, ir ką? Savo nuožiūrą turbūt linkiu naujiem metam. Tradiciškai turbūt linkiu didelės sveikatos, nes jeigu būsim sveikos, tai turėsim viską pasaulyje. Galėsim viską pasaulyje, žodžiu, nebus mums nieko neįveikiamo, nebus jokio stabdžio, jeigu mes būsim sveiki. Ir toliau, šiaip, ir įdirbau tas dienas kelias viską, ir ko aš linkiu? Tiesiog linkiu, kad būtų geriau nei buvo. Ir aš tikrai manau, kad šitie metai nebuvo labai kažkokie, gyvenimo mes neišvengiam, bet šiaip visumoj paėmus, net jeigu, praėję metai, ar ten dar praėję, jie buvo geri, aš vis tiek linkiu, kad jie būtų dar geresni. Linkiu, nežinau, pagal galimybės kiekvienam leisti savo išbandyti, ar pavyzdžiui, naujus siūlus, ar naujus virbalus. Aš tarp kitko, naujiem metam labai laukiu, nes nukėlė išleidimą čia augų šitų kvadratinių virbalų. Labai laukiu. Čia jau yra, mano žodžiu, toks laukiamukas. Iš planų pirkiniam planuoju nusipirkti naują virbalų dėklą. Jau maždaug esu nusižiūrėjusi kokį, bet jau čia po naujų metų apsispręsiu tiksliau, nes mano čia augų turimas jau toksai labai pavargęs per tiek metų. Ir ką aš noriu naujais metais išbandyti, tikriausiai, noriu išbandyti nusimegzti bent vieną mezginį iš rankom dažytų siūlų. Ne iš Drops Baby Merino, ne iš šitos masinės gamybos, iš šitos, aišku, irgi kažką nusimegsiu. Ar dukrai gal ką nors numegsiu, nežinau, kur aš juos padėsiu dabar jau. Tikslaus projekto aš jau jiem kaip ir nebeturiu, nes nebeturiu kompaniono, bet čia nebėda, galim rasti greitai. Už kelis europietiškus. Tai noriu tikrai išbandyti rankų dažymo siūlus. Turiu nusižiūrėjusi jau kelis variantus, kuriuos norėčiau išbandyti. Žinau, kokio dažymo siūlai man patinka. Rankom dažyti konkrečiai. Tai bandysiu kažkaip medžioti. Lietuvoje mes turim pasirinkimą, sakykime, aš bent jau žinau, turbūt tik tai 2 žmonės, kurie dažo rankom siūlus, tai yra Gintarė ir Asta. Aš nežinau, ko gero bandysiu pradžiai gal užsienio kažkokius dažytojus, jeigu galim taip sakyti. Tai žodžiu,
Tikslų kažkokių grandiozinių, mezgiminių ar šiaip gyvenimo tikslų naujais metais aš nekeliu savo, kaip aš sakau, aš jau senai nustojau save apgaudinėti ir aš tikrai nežadu pradėti sportuoti nuo sausio 1. Čia yra šitie pažadai ne apie mane. O kur tas gyvenimas mus nuves sekančiais metais, bus matyti. Tai va, sakau, geriausias laikas, kurį turim, yra dabar. Vakar mes jau nesusigražinsim, o dėl rytojaus mes nei vienas nesam tikras. Tai va, toksai ir būtų turbūt pagrindinis, palinkėjimas, kad gyvenkim savo geriausią gyvenimą dabar. Visose srityse. Ir kad būtų geriau. Nesvarbu, kaip gerai buvo. Tai va, viskas. Laimingos, sveikos, saugaus sutikimo, kad nebūtų kokiu nors nenumatytų atvejų ar su fejerverkais ar su dar kažko, jeigu leisit arba būsit bent kažkur arti jų. Žodžiu, pavalgykit, pasilinksminkit, išgerkit, viskas kaip priklauso, žodžiu. Ir susitiksim jau su jumis naujais 26 metais. Ačiū, kad buvo 25. Lauksiu ir 26 sugrįžtant. Ir būtinai parašykit savo nuomonę dėl mano klausimų. Viskas, dabar jau tikrai viskas. Einu greitą ranką praredaguosiu video ir įkeliu jums pažiūrėti. Iki.